Labadiena, gerbimieji, mėly Lietuvos žiūrovai, Ainis Maskva. Haha. Taigi, pirma mano replika į visus tokius kliedesių ir debesų spardytojus, kad Ainelis čia kažkur tai gavo kažkokius pinigus ir panaudojo kažkam tai ar sveikatą, ar savo interesams. Atsakau. Noriu palinkėti jums, kad jūs svetimoje valstybėje ir teritorijoje darytumėte operacijas ir suprastumėt, kas yra gydytojų kompetencijos. Deja, neturėjau galimybės naudotis valstybinėmis, kaip sakant, paslaugomis, teko naudotis mokamomis. Visi tie, kas šiai dienai apie tai kalba apie mano vadinamus neva pinigus, eskaluoja tai, kad mane nori įstatyti į apmokamų agentų vadinamą, arba jau dabar norite, jeigu disidentų kažkokį tarpą ir nukreipti į mane tą dėmesį specialiųjų tarnybų, kad žiūrėkit, kad Ainelis jau kažkokiai tai sistemai, kaip sakant, groja fleitą ir neva, kaip sakant, jau tarnauja. Tie, kas labai daug jau metų mane žino, ką aš sakiau, kokias žinias jums skleidžiu ir, kaip sakant, kuo domiuosi ir ką jums rodau. Pasikartosiu iš karto, kad labai dėkingas, kas paremia, netgi 5 eurus ir taip toliau. Ir visada labai tuo didžiuosi, kad jūs remiat mano ir mūsų veiklą. Taigi, kodėl šiandien įrašas? Įrašas todėl, kad Trumpas ką tik jau, kaip sakant, su kraujo putomis grasino visą civilizaciją nušluoti nuo žemės paviršiaus, tačiau staiga pasidarė taikos balandis. Klausimas, ką tai reiškia Lietuvai. Pradėkime, mėly. Atleiskite, kad, žinot, neturiu tų tokių parodyti paveiksliukų straipsnių, kadangi techninės galimybės mano baisingai apribotos, žinot, tokiam keliuose kvadratuose, kaip sakant, gyvenimas vyksta ir netgi matote televizorių, nėra kitaip, kaip iš vis jums kažką įrašyti. Sąlygos kovinės frontinės. Pradėkime nuo to, nuo Lietuvos dronų, kurie skraido, ir Olekas dabar atbėgęs, matau, jau aiškina, kaip ukrainiečiai atgailauja, kaip atsiprašinėja Lietuvos, kad čia atleiskite, mes čia ginamės nuo ruskių, mes jų nekenčiam, čia karas, jie, kaip sakant, tokie anokie, mes turim gintis ir todėl dronai krenta jūsų Pabaltijo teritorijose ir bla 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 bla. Kodėl Olekas žaidžia šitą mistifikaciją ir mums siūlo šitos kliedesius? Neva tai, kad neleidžiama, kaip sakant, negalima naudotis Lietuvos oro erdve, tačiau ukrainiečiai naudojasi ir tokiu būdu kariauja prieš Rusiją. Žiūrėkit, pasižiūrim iš tos pusės strategijas, jūsgi suprantat, kas yra žemėlapis. Kaip gali, jeigu mes priimsim šitą idiotiją, kad skrenda dronai iš Ukrainos per Pabaltį ir bombarduoja ten Sankt Peterburgą ir Ust-Lugą. Ar jūs girdėjot, kad pareikštų Lenkai, kad jie davė oro erdvę naudotis dronams ukrainietiškiams? Ne. Kaip tik Lenkai viską daro, kad iššoktų iš karo ir visą šitą draudžia. Tai tada ką? Lukašenka leido tikriausiai skristi ukrainietiškiams dronams. Manau, kad čia ir yra gudrusų Lukašenko žaidimas, tiesa? Vėlgi kvailystė iki žalio, kaip sakant, žalio ananaso, ne? Taigi, šiai dienai mes matom visą tą melą ir tai, kad šiai dienai ukrainiečiai dar labiau zulina mums protą, kad tuoj rusai puls. Pabaltį, tai šitos provokacijos iš vidaus mūsų teritorijų ir yra nukreiptos ir beje jau vakarų ekspertai net pripažįsta tai, kad visi šitie lėktuvėliai, dėja ne popieriniai, o koviniai, kyla iš mūsų erdvės. Užsienio ekspertai. Mes pakalbėsim apie visą šitą momentą, kai prieisim apie J.D. Vance'o vizitą į Vengriją. Kur anekdotas. Tačiau žiūrėkit, šios nakties įvykiai. Trumpas toj smogs, pusė, man žinot, juokingiausia pusė tokių Rusijos liberastinių analitikų nemiegojo. Siemkės popkorną graužia, kaip žiūrėti, kad 3 valandą civilizacija bus užbombarduota Irane. Ir staiga nieko nevyksta. Kaip jie šiandien ryte putas leido. Taip juokinga. Tai čia yra kalbama apie tai, kas yra piktybiškumas. Tauta, pseudoekspertinis lygis, politinis išdavikų lygis, visi yra išsigradavę ir turi savo interesus. Žiūrėkim dabar Lietuvą.
Ukraina pradeda žviegti, kad toj rusai puls Pabaltijį, labai eskaluojama yra, kaip ten vienas Litovco, toks analitikas pasakė, kad reikia eskaluoti, kad deeskaluoti. Tai mes šiandien ir matom. Tačiau šitame visame žaidime įdomu tai, kad Trumpas gavosi, kad iššokinėja iš artimųjų rytų, o tai mūsų visų Pabaltijų ir ES, kvadro bobikų, multipų ir tiktokerių iš karto vaizdinė atsiranda, kad Trumpas iššokęs iš artimųjų rytų turi laiko ir resursų, kam skirti Ukrainai teisingai ir Pabaltijui, be abejo. Todėl mes pamatysim dabar dar didesnės eskalacijas, dar didesnės provokacijas, kad, kaip Olekas sako, rusai iš desperacijos daro kažką. Rusai iš desperacijos ką ten? Valdo ir numušinėja tomis bangomis, ar ten nukreipinėja Ukrainos dronus, kurie krenta pas mus. Suprantat? Absurdas ant kiekvieno kampo. Pasikartosiu, mes šiai dienai pamatysim, kad kovodami dėl šeimininkų ir Trumpo dėmesio, norėdami pritraukti vėl Jungtinių Amerikos valstybių į NATO 5 straipsnio resursus į karą prieš Rusiją, jie darys provokaciją. Todėl, kad dabar žiūrėkit, raganų medžioklė Lietuvoje. Mes jau kalbėjom, tačiau jūs matot, kaip tai aštrėja, nes reikia parodyti, kad vidaus Lietuvoje rinkoje dirba begalė šnipų, begalė priešų, kurie tik ir laukia, kaip čia žinot, kažką tai ten padaryti už Rusijos naudai, ar prisikviesti galimai jų tankus. Mes kalbėjom, tankų nebus. Taigi, kadangi tankų nebus, reikia sukurti viduj Lietuvos tokią situaciją, tiksliau nesukurti, ją imituoti, kad jinai yra. Jos nėra, bet imitavus, reikia paskelbti raganų medžioklę, o kadangi jūs suprantat, įtampa visą laiką srėgiama, sukurti visokie būriai, ginkluoti, neginkluoti, nacistiniai, mušeikiški, su ragatkėm, nesvarbu. Jie turi save realizuoti, jie turi šaut. Jų negali per ilgai laikyti, nes jie nusikreips tuoj prieš tave. Taigi, imituodami, kad Lietuvoje jau vos ne, kaip sakant, gimsta kažkokia šnipų prorusiškos organizacijos ar kažkokia net maištai, nežinau, čia aš tiesiog iš lempos paistau. Jie turės nukreipti represijas į vidaus Lietuvą. Tačiau jie turi šitą imitaciją sukurti kaip Olekas tokiu būdu, kad apkaltint rusų provokacijas. Tai yra, čia yra, žinotas, antro pasaulinio Gleivicas, kai tu darai Gleivicą pats prieš save. Ant savęs, po savim ir pilnas pampersas. Va, ką jie visaip galvoja. Kodėl? Šeimininkų jau sunku prisišaukti iš Londono, iš Briukselio, iš Vašingtono, dėmesio niekur negauna, o visi kvadro bobikai tiktokeriai nesugeba mąstyti nieko iš savęs patys sukurti. Už tai jūs matot, kas dedasi spaudoje. Šiai dienai Olekas, kuris pasakė apie tai, kaip apgailauja ukrainiečiai ir kad jau ukrainiečiai jau taip sako, kad toj mus puls rusai, pradeda laikytis šitos politikos. Jie sugalvojo neva naują strategiją. Kartoju, kaip prisitraukti vėl Trumpo dėmesį ir išeiti į karą. Taigi provokacijos Pabaltyje tik paūmės ir šita, kaip sakant, temperatūra palatoje tik kais. Beje, tai, ką mato rusai, tai, ką šį dieną atviroje erdvėje jie analizuoja, apšviečia, jie puikiai mato visus šitos klauninius šou žaidimus. Labai lengvai. Ir tai, kad Zacharovo pagrasino dėl dronų, tai jie ir parodė, kad viską labai blaiviai suvokia. Ir kitas momentas šį dieną išlenda, tai yra Rusijos specialiųjų tarnybų pareiškimai, kad ES mūsų, kaip čia pasakyti, idiotai, mažai pasakyti, atleiskit už mano nepolitkorektiškumą, tai yra politiniai tiktokeriai, menedžeriai, kurių jau laikas pasibaigė, ką daro brangiai, kūrė branduolinį ginklą Europos. ES sumetė anglų ir prancūzų potencialą, Šveicarijos ar Vokietijos kažkokius, tai žinot, techninės galimybės, jie staiga kūrė branduolinį ginklą. Kokį gynybinį? O kam tau gynybinis? Tai yra ką? Jeigu rusų armija įsiverš į ES, jie ką, bombarduos rusų armiją viduje ES? Tai yra patys save?
Suvokėt? Ne, tai reiškia, kad branduolinis ginklas, kurį jie kūrė, ir galimai neva, kaip Britai pareiškė per Ukrainai, gali būti perdodamas, tai yra atakuojantis mechanizmas. Reiškia, turim savo logiką, kaip aš sakau, einelio menulio logikos dėsniuose, suvokti, kad šiai dienai ES pagreitintais tempais kūrė puolamąjį branduolinį ginklą ant Rusijos. Čia, kaip žinot, perkels mažą žaidimą šitų dronų skraidimą iš mūsų, kaip sakant, ar per mūsų teritoriją, tebūnie, žinote ką, su droniukais dabar eksperimentuoja žaidimą, jie ką po to pabandys eksperimentuoti su F-15, F-16 miražais ar dar kažkokiais tai lėktuvėliais panešioti ką, branduolinį ginklą? Pasiekmes mes suprantam. Taigi, šitas vadinamas ES ketvirtasis reichas, kuris šiai dienai suorientuotas tik į puolamąjį mechanizmą. Paaiškinsiu, kodėl į puolamąjį. Todėl, kad nuo 90 metų nepriklausomybės, kai buvo suardyta Tarybų sąjunga, mes visą savo resursą per savo privatizacijas, banditizmus ir visą kitą praėdėm. Mūsų tėvelių ir senelių visas potencialas Tarybų sąjungos, kuris buvo sukauptas tautos, yra praėstas ir kaip vadinamasis aktyvas įkeistas Skandinavijos bankams. Viskas. Tam buvo sukurtas, aš jau kartojau, ne vieną kartą, litas, kad šitą visą mechanizmą įgyvendinti. Viskas, mes nieko neturim, nebeturim ir ką toliau? O toliau politiškai reikia gyventi už Rusijos resursus. tą Rusiją vadinasi nugalėti, nukauti kaip kokį tai mešką ir pasidalinti jos kailiuką. Taigi visi galvo Europos Sąjungoje ketvirtasis reichas, tik apie tai. Tačiau ketvirtas reichas gudrus, jisai dabar sugalvojo už kieno, kaip sakant, kotlečiukus jisai tą karą daro. Tai Pabaltijos ir yra ta mėsytė ir kotlečiukai. Ir dabar šį dienai tas aktyvacija milžiniška jaunų žmonių, kaip sakant, stebėsena dėl karo prievolės yra tai. Tarp kitko, noriu jums atkreipti dėmesį, mėlyjei. Kas yra feodalinė vergyja ir korporatyvinė? Tai, kad jie ir Ukrainoje tai yra didžiausias atspindys, netraktuoja, kad kažkokia ta tauta ar žmonės turi savo nuomonę. Neturi nieks savo nuomonės. Tai už tai CCK gaudo ir varo visus į frontą ir Budanovas pasakė, užtek žiūrėti televizorių, valinkit, dvėsti. Tai yra feodalinis, kapitalistinis, korporatyvios, kaip pasakyti, inžinerijos pasiekmes. Mūsų vaikų jie nieks nesvarsto kaip mūsų vaikais. Tai yra jų nuosavybė ir jie daro sąrašus, kad jie eitų gaišti už valdžios interesą ir ten aukštesnių scenarijų įvykdymą. Va, kas darosi. Va, kodėl jie taip sužvėrėja dabar dėl mūsų vaikų. To, kad jie traktuoja, kad jie yra jų nuosavybė. Čia jau daug doliau ir aukščiau negu juvenalinė justicija, mėlyje. Va, taigi mes tokias šį dienai matome pasiekmes. O dabar žiūrėkite. Kodėl mūsų politiniai menedžeriniai tiktokeriai suaktyvins veiksmus? Amerika reikalauja, ką padaryti? Trąšas. Paleisti trąšų tranzitą iš Baltarusijos. Ką mūsų gali ketvirtas reichas padaryti? Negali jokių būdų. Jis, pasikartosiu, užtaisytas kaip pistoletas tik į karą su Rusija ir Baltarusija. Pirmas momentas. Antras momentas. J.D. Vance'as atvažiuoja į Vengriją palaikyti Orbano. O jūs šito niekaip, kaip sakant, nesusijat, kiek mes laiko kalbam per mūsų kanalus ir aš jums duodu žinių. Kad Vatikanas kaip komunikacinis tiltas yra ištiestas Jungtinės valstybės, tai yra Trumpo grupuotė, Vatikanas ir Vengrija ir Rusija. J.D. Vance'as atvažiuoja ir pasako, ką? Ogi, kad į Jungtinių Amerikos valstybių prieš Trumpą rinkimus kišosi į Ukrainą, o dabar kišosi į Vengriją, o ten yra resursai, Serbija rado sprogmenis prie visokių dujotikių, atakuojami dronais visokie dujotikiai Turkijos, ten visur atakuojama į logistiką. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad Ukraina sistemingai kaip korporacinė teritorija vykdantis bobikai atakuoja ir šitos logistinius centrus ir tiekėjų dujų ir naftos tam, kad privesti chaosą, kuris pagal scenarijų turėjo atvykti ir įvykti. Tačiau žiūrėkit,
kiek įmanoma infrastruktūra saugoma, Trumpas taiga sustabdo ir bando tartis su Iranu. Cirkas yra beje genialus, iš tikrųjų padarytas mums prieš nosį. Ir J.D. Vance'as atvažiavęs iki šitos taikos šiandieninės, kaip pasakyti, paskelbimo, gaunasi taip, kad J.D. Vance'as atneša Orbanui minusą. Nuostolius politinius. Kokius? Kai tu atvažiuoji nuo Trumpo kaip didžiojo pasaulio taikdario, o pats griauni visą artimuosius visus rytus ir Iraną lygini. Nepamirštami Izraelio pasiekmių, Palestinos ir Libijos. Tiesiog viską lygina, jokių jungtinių tautų, jokių tarptautinių susitarimų, nieko. Gaunasi taip, kad vengrų tauta susiduria su tokiu, disonansu. Kaip čia Orbano draugas Trumpas žudo ir visiškai paneigia tarptautinį, kaip sakant, teisę ir normas, staiga kalbėdamas apie taiką, daro karą ir badą ir net kelia visur kainas. Ir šitas disonansas staiga per vieną naktį ištiesinamas ir padaromas iš didžiulio minuso, padaromas didžiulis pliusas. Tai yra, J.D. Vance'as pasako apie didįjį Trumpą ir staiga Trumpas padaro taikos susitarimą su artimaisiais rytais ir Iranu. Ką jie susitars, mes dar per savaitę 2 paanalizuosim, mes pašnekėsim. Čia labai įdomus pokštas. Taigi, žiūrėkit, 2 niuansai. Atnešamas Jungtinių Amerikos valstybių, Trumpo, palaikymas Vengrijai, o tai yra labai stipru. Orbanas pozicionuoja kaip tautos ir valstybės gynėja žmonių, kainas laiko žemam lygyje, o tai yra geri santykiai su Rusija. Ką tauta? Tauta pažiūrėsim, ką balsuos. Tačiau žiūrėkit, antras pokštas. Trumpas sustabdo, čia tokia viena anekdotinė niuansų situacija gavosi, kad Trumpas sustabdė bombardavimą infrastruktūros Iranu. Žinot kada? Kai tyliuose pasikuždėjimuose kiniečiai pasakė, sako, Trumputį, sako, tu biški, sako, neperlinkiai lazdos. Visa praktiškai infrastruktūra Irano yra mūsų nuosavybė. Tai yra Trumpas palietė kiniečių nuosavybės teisės. Trumpas sako, stop. Žiūrėkit, visas scenarius tiesiog sueina į vieną tašką idealiai. Aš dabar kalbu, kaip jūs žinot, pasikartosiu, kaip iš lietuviško sainelio mėnulio pusės. Tačiau kiek sutapimų, kad Trumpas sustabdo, atiduoda visus bonusus Orbanui, kuris turi būti atsakingas už projekto Intermarium statybos su Vatikanu, ir iš kitos pusės staiga sustabdo tam, kad nebombarduoti kiniškosios infrastruktūros. O dabar žiūrėkit, jeigu Iranas visas subombarduotas, ar tie artimieji rytai, kaip jūs manot, už kokius pinigus jie bus atstatinėjami? Teisingai, už kinietiškus. Todėl jūs gerai žinote, kad čia už kelių dienų, savaitės ar kažkur, čia artimi data, aš nenoriu dabar bėgioti žiūrėti, kur vyksta Trumpas? Į Kiniją. Aš sakau, sutapimų begalė. Dabar skaičiuojam viską ir skaitom iš kitos pusės. Jeigu Trumpas pasakė, kad jis jau ten kiek? 5, ne 8, ne 10, 15, 3-5 karus sustabdavo tiesiog per 2 sekundės, jis yra dabar Irano nugalėtojas, išlaisvino Armūzo sąsiaurį, viską vėl ištiesino, kainos krenta. Jis yra imperatorius Cezaris padaugintas iš karalių, carų ir viso kito lygio. Jis nugalėtojas. Jis važiuoja į Kiniją. Palaukit. Nugalėtojų nugalėtas. Carų imperatorius, viso ko globėjas. Jis važiuoja į Kiniją. Tai yra, jis turėtų, suprantat, va taip daryti ir sakyti, visus išrikiuoti eilę ir pasakyti, kas jam turi pasietvažiuoti ir atnešti jam duoklę. Todėl, kad jis karalius. O jis važiuoja į Kiniją. Žinot kodėl? Sakysim. Todėl, kad jis važiuoja atsispausti savo šeimininkams. Jeigu jūs nepastebėjot, kad dabar visa šešėlinio, kai visi klykiai ir europiečiai, ir čia visur spauda, kad rusai turi šešėlinį laivyną, kur vežioja naftą ir visa kita, jūs nepasiklydot?
Todėl, kad to šešėlinio laivyno rusai neturi. Visas šitos tarpininkavimo schemos buvo per Indiją. Indija, Kinija, Kinija, Indija. Taigi, per šitą visą krizę, kuri atrodo buvo lyg trumpa, išsistatė nauji korporatyviniai institutai Indijai ir Kinijai. Tam, kad visą logistiką, finansų mechanizmus ir šešėlinius ūkius per mūsų iliuziją perkelti į vadinamąją tą civilizacinį kampą Kiniją ir Indiją. Ten ir yra naujieji tinkliniai šeimininkai. Už tai Trumpas ten važiuoja daryti atsispaudimų pas tuos šeimininkus. Mes ką tik matėm, ką aš dabar jums pasakiau, pristačiau, idealų scenarijų, kai visi žiūrėjo tik į vieną pusę, į Trumpo kliedesius, žviegesius, pirštų grumojimus, barnius, visą tą absurdą, kaip sakant, tik ten dėmesys. O Copperfieldai darė indiški ir kinietiški po kaldra savus darbus. Pinigai persautraukinėjo per kriptovaliutas, per logistikas, per naftą, dujas, antkainius ir visą kitą. Europa silpsta ir nyksta, kaip jūs matot, Jungtinės Amerikos valstybės grimsta į pilietinį karą, o Rusijos išdavikiškas elitas idealiai visą dirba taip, kad Rusija patrauktų į Kinijos nuosavybę. Visą šitą aš dabar viduj sėdžiu ir labai blaiviai matau, kaip tai vyksta net be karo. Taigi, va, mėliai, mes ką tik matėm nuostabų scenarijų, kad avis turi matyti vieną ir visai nematyti kito. Vaim ir požiūris iš tam tikro, kaip sakant, lietuviško mėnulio. Taigi, visi, kas bando mane pritraukinėti kažkokius agentūrinius daiktus ir, kaip sakant, apmokamuosius agentus ir visą kitą, veltui bergždžias jūsų darbelis. Visas žinias, ką aš dabar matysiu, kaip sakant, ir turėsiu, atiduosiu jums. Ir visas šitos provokacijos, kurios galimai kvadrobobikai galvoja, kad jos įvyks, galiu atsakyti, kad neįvyks. Tuoj mes pamatysim, žinokit, kas turi aukštesnės lygio žinias. Tokių Lietuvoje tikrai yra žmonių. Jūs pamatysite, kad ateina kitas naujas scenarijus. Ir tik tai, ką aš jums galiu pasakyti, jis neneša nieko labai gero. Todėl, kad šitų ketvirto reicho, ar, kaip sakant, tų žaidėjų, kurio paskirti yra iš aukšto scenarijaus, logika nesikeičia. Jie negali pasikeisti. Tai reiškia, kad kai kažkas negali keistis, gauna, kaip sakant, beisbolo bitą į dantis. Tai va čia, kaip pasakyti, gausim visi. Gausim visi, klausimas, kaip skaudės. Todėl labiau, kaip sakant, siekit aukštesnių žinių, biški gyvenkit kitose pojūčiuose ir kitose matymuose, atsidarykit didesnius horizontus, visą, ką galėsiu, viską jum atnešiu. Taigi, Ainis iš Maskvos, myliu bučioju.